Nuo šių metų lapkričio 24 dienos pasikeitė rangovo deklaracijų pateikimo tvarka ESO sistemoje. Objektų savininkams svarbu žinoti, kad dabar deklaracija turi būti pasirašyta abiejų šalių – ir saulės elektrinę ar kaupimo sistemą sumontavusio rangovo ir objekto savininko. Kai sumontuojama įranga, rangovas užpildo deklaraciją ESO sistemoje, ją pasirašo ir pateikia. Objektų savininkai automatiškai gauna laišką iš ESO apie suformuotą ir rangovo pasirašytą dokumentą, kurį jie turi pasirašyti, parsisiųsti ir pateikti. Tik tada ESO pradės dokumentų tikrinimą. Kad šis procesas įvyktų sklandžiai, savo klientams parengėme trumpą instrukciją apie dokumentų pateikimą. Instrukcija objekto savininkui. Išskiriame 4 dokumento pateikimo etapus – tai prisijungimas, pasirašymas, parsisiuntimas ir išsaugojimas ir pateikimas. Dabar apie kiekvieną iš jų išsamiau. Gavus iš ESO tokio turinio laišką, reikės spausti nuorodą dokumentų pateikimui ir įvesti laiške nurodytą dokumento numerį ir PIN. Tada įrašyti objekto savininko vardą ir pavardę. Šiame etape bus matomas tik tai rangovo pasirašytas dokumentas, kurį galima parsisiųsti ir su juo susipažinti. Toliau pereisime prie antro etapo, prie pasirašymo. Pateikiame galimus dokumento pasirašymo būdus. Tai įgalioti kitą asmenį, išsiųsti pasirašytą dokumentą elektroniniu paštu į ESO, išsiųsti adresu Laisvės prospektas 10 Vilnius arba pasirašyti dokumentą skaitmeniniu parašu per Smart ID arba Mobile ID. Jeigu pasirašoma skaitmeniniu parašu, galima iš sąrašo pasirinkti 2 būdus – įvesti telefono numerį, asmens kodą ir spausti pasirašyti. Trečias etapas – dokumento parsisiuntimas ir išsaugojimas. Pasirašytą dokumentą būtina parsisiųsti ir išsisaugoti, paspaudus žalios spalvos mygtuką, nes dokumentas bus reikalingas pateikti apvai su abiem parašais. Kitur nebus galimybės rasti, ESO savitarnoje jisai taip pat nebus saugomas. Tik parsisiuntus ir išsisaugojus dokumentą reikės atlikti tolesnį veiksmą. Pereisim prie etapo pateikimas. Dokumentą reikės pateikti, paspaudus žalią laukelį, norėdami užbaigti dokumento pateikimą, spauskite čia. Atsiras tokio turinio patvirtinimas. Čia jau nieko pildyti nebereikia, dokumento numeris ir kodas jau buvo įrašyti prieš pasirašant dokumentą. Elektroniniu paštu rangovas ir objekto savininkas gaus patvirtinimą. Tai reiškia, kad abiejų pusių pasirašyta rangovo deklaracija jau perduota ESO tikrinimui. Jei dokumentai būna supildyti teisingai, gaunamas tokio turinio patvirtinimas, dažniausiai tą pačią dieną. Jei kiltų papildomų klausimų, prašome kreiptis į Jūs aptarnaujantį vadybininką.